Matai, tai labai norisi išgirsti iš tavęs, kaip tu pats jautiesi gavęs kvietimą į rinktinę ir pagaliau pirmą kartą karjeroje prisijungęs. Tai labai smagu, ką žinau. Iš tikrųjų, po paskutinių šitų, nežinau, 3 metų, kai tiek visokių sunkumų pas mane buvo, gan toli atrodė man šitą tą rinktinę. Tai jeigu kas būtų pasakę prieš pusę metų, kad dabar teks su rinktinė būti, tai nežinau, turbūt būčiau nepatikėjęs, bet ką žinau, dirbau sunkiai kiekvieną dieną, aš niekada nepasidaviau, sekiau tų tikslų savo ir po biškį, žingsnelis po žingsnelio, va, priėjau kažką pirmą kartą. Kokios emocijos apėmė, kai sulaukėjai trenerio Edgaro Jankausko žinutės ar skambučio, aš nežinau, kaip tai įvyko ir kaip tu pats pasijutai? Iš tikrųjų nustebęs buvau, nes kažkiek girdėjau vieną ausim, kad galbūt yra šansų, bet paskutinės rungtynės prieš iškvietimą žaidėm ir buvo treneris atvykęs pažiūrėti. Tai nepasakyčiau, kad labai gerai sužaidžiau, tai iš tikrųjų galvojau, kad jau nelabai pasisekčiau šitą kartą, bet nežinau, pasitikėjo treneris. Aš manau, kiekvienas futbolininkas nori atstovauti savo šalį. Žiūrim per televizorių, kai esam vaikai, va. Mikoliūną žiūrėjau, mano mėgstamiausias žaidėjas buvo, tai va. Ir žiūri į juos, į tuos savo idealus ir galvoju, kad vieną dieną ten atsidursi. Tai tikiuosi pavyks debiutuoti. Kokį tau įspūdį paliko praėjusių metų rinktinė? Super įspūdis. Per paskutinius kelis metus, manau, čia yra stipriausia, ką rinktinė žaidžia ir ne tiek, kad gal sakyčiau rezultatų, bet pačių žaidimų kokybę, pačią energiją, ypač namuose, kai žaidžiam, kai dabar naujas stadionas ir tiek žiūrovų ir tikrai rinktinė dabar rodo kitą veidą iš gerosios pusės. Pakalbėkim apie tavo sveikatą. Kokia dabar yra ta situacija, nes tarsi ir girdėjom, kad kažkas tai kažkur tai kažkaip, tai ar gali papasakot, kaip tu pats jautiesi? Gerai jaučiuosi, buvo šiokių tokių problemų prieš savaitę, bet viską susitvarkiau, esu sveikas, vakar žaidžiau rungtynės, tai nejaučiu jokių skausmų, esu pasiruošęs. Čedras turi daug erdvės, jos smūgis, atmuša kamuolį Moskinas ir čia kamuolys vartuose. Matas Vareika sugeba pasižymėti 2-1, Kauno rajono Hegelman išsiveržė į priekį. Kaip taip nutiko, kad, iš tikrųjų, tai žinojom, kad tu esi labai talentingas, bet dabar tik prasidėjo sezonas, dar draugiškose rungtynėse muši įvarčius, prasidėjo A lygos sezonas, jau 2 įvarčiai. Čia kas čia tas sprogstama tokia jėga, noras tiesiog imti, įsiveržti į aikštę ir valdyti viską ten? Nežinau, pasiilgęs aš futbolą. Paskutinius 3 metus nejaučiau laimės, kaip galėčiau pasakyti, eidamas į treniruotės, tai dabar pakeičiau aplinką, pakeičiau trenerį, dabar tikrai turiu puikų trenerį pas save komandai, treneris Kerla, kuris manim pasitikė, kur turim geras treniruotės ir eini į treniruotės su šypsena, džiaugiesi futbolu, mėgaujies, ką darai ir va, rezultatai kažkokie. Pakalbėkime apie A lygos rungtynės. Kiek tau svarbi? Buvo pergalė, tarkim paskutinė pergalė, daug kam netikėta. 3-1, tokiu dar stiliumi prieš Vilniaus Žalgirį. Kodėl netikėta? Mes žaidėm su jais draugiškas, lygiai taip pat laimėjom 3-1. Nežinau, man atrodo, šita komanda mums labai paranki, prieš kurią dabar žaidėm. Ir šiaip, pagal turnyrinę lentelę mums labai reikėjo tas pergalės, nes buvo tik tai 4 taškeliai dabar. Dabar viskas neblogai po šitos pergalės. Pačio įspūdžiai, apskritai kalbant apie A lygą, apie visas komandas, apie rezultatus, ar tave džiugina, ar gal tu norėtumei daugiau kažko, tai iš kažkurių komandų kitų, apskritai žaidimo kokybę? Lyga šiais metais stebina tikrai, jeigu pasižiūrėtume į 1 komandą ir į 10, tai turbūt visi apkeistume vietom. Bet aš manau, nuo to tik tai įdomiau ir kiekviena komanda gali laimėti prieš kiekvieną. Tai eini į rungtynės ir tikrai nėra taip, kad žinai, kad laimėsi su bet kuria komanda. Tai manau, mums kaip žaidėjam yra labai gerai, nes kiekvienos rungtynės turi atsiduoti 100% ir labiau tobulėti tokiam sąlygom. Kažkaip tai gal ypatingai naujokas yra sutinkamas rinktinėje, nežinau, komandos draugai, kažką tai, juokeliai kažkokie, ar kažkokios pareigos, žinai, ar dar kažkas, ar tiesiog natūraliai viskas? Nežinau, žinokit, dar tik tai, prieš kelias valandas atskridom, bet jau kelias tašės reikėjo paimti.
Tai nežinau, kas bus toliau. Tavo pačio mintys prieš akistatą su Gibraltaru? Tai vienareikšmiškai mes tik 2 pergalių tikimės čia. Čia nėra kas slėpti, šitą komandą turime veikti 2 kartus. Įtampa, nežinau, kol kas nesijaučia, tikiuosi, kad jos ir nebus, bet jeigu žaisim taip, kaip žaidžia rinktinė paskutinius pusę metų ar metus, nežinau, tą, ką demonstruojam, tai pasitikim, tikim savim ir tikrai sieksim 2 pergalių.